Konkursas festivalis Daina LT iš ties yra konkursas, festivalis apjungiantis ne vieną sritį, kaip būna muzikos festivaliai, vizualinio meno festivaliai, šokio festivaliai, muzikavimo. Tai yra apjungiantis šiai dienai ypatingai du svarbius reiškinius. Tai yra muzika ir vizualizacija. Kadangi mes labai retai bemokame tik klausyti, mums reikia klausyti, mums reikia matyti, tas pojūtis žmogaus girdėjime ir jautime turi būti ypatingai suaštrintas. Na ir iš tiesų kilo idėja, kad šitoje gražioje dviejų menų sintezėje, muzikos ir vizualinio meno, kaip atnešti neįtin gal populiarų reiškinį, tai yra etnomuzikinė kultūra. Tai yra lietuvių liaudies daina šiuo atveju. Idėja pati kilo iš labai paprasto projektinio darbo pamokos metu, kai gimnazistai bandė sukurti priimtiną ir malonų akiai vaizdą, būtent neįtin populiariai lietuvių liaudies dainai. Na ir iš tiesų, iš šitos mažos idėjos, mažo projektinio darbo, šiemet jau startavo antrą kartą festivalis konkursas Daina LT ir šiemet džiaugiamės, kad jau išaugome iki tarptautinio festivalio konkurso. Kodėl lietuvių liaudies daina ir kodėl jinai atnešta tarp tokių dviejų iš tiesų šiandien ypatingai reikšmingų meno sričių? Turbūt dėl to, kad mano manymu kiekvienas reiškinys turi teisę, kad ir pats seniausias, kad ir itin archaiškas, turi teisę gyventi šiuolaikinėje visuomenėje, šiuolaikinėje kultūroje, šiandieninėje erdvėje. Na ir ypatingai, kas yra svarbu, aš galvoju, kiekvienai tautai, tai yra būtent savo etninės tradicijas puoselėti. Šiuo atveju tai yra lietuvių liaudies daina. Ir kaip parodė 2 metų praktika, iš tiesų jauni žmonės dar turi iš tiesų ir to gebėjimo ir skaityti tą turinį. Ir netgi kas yra įdomu, tą turinį interpretuoti savaip, matyti savus kontekstus. Jeigu tada tik arė akėjo ir tai buvo akivaizdi tiesa ir būtent tam sukurta daina, tai šiandieną netgi darbo procesas, netgi meilės pajautimas jų vizualizacijose, jų darbuose gauna tam tikrus kitus kontekstus, kurie labai gražiai šliejasi su šiandiena. Ir tada atsitinka labai gražus stebuklingas dalykas, kaip ta senoji lietuvių liaudies daina, kaip dažnai mėgstu sakyti, ta sena močiutė, apsirengusi mantre suknele, apsimovusi aukštakulnius batelius, jinai sėkmingai eina šiandienos gatve ir nieks pirštų nebado, kad jinai atrodo labai nekaip, nešiandieniškai ir atrodo kitokia. Jinai eina labai graži, su savo gražiu stotu, užgyventų stotu, su savo amžiumi. Ir iš tiesų tada sakome valio, kad idėja realizavosi praktinėje šitoje veikloje. Taigi labai vilėmės, kad 2014 metais, kadangi iš tiesų festivalis konkursas Daina LT įvyks, kad taip pat bus tarptautinis ir sulauksime svečių ne tik iš Lenkijos, bet sulauksime ir iš viso pasaulio ir galėsime mielai ir džiugiai dalintis ir gerėtis būtent etninė muzikinė kultūra. Kiekvienas atvykęs svečias galės pasididžiuoti savo etninę vertybę ir kas smagiausia, jauni žmonės galės parodyti savo matymą, kaip ta liaudies daina gali suskambėti Vokietijoje, kaip gali suskambėti Danijoje ir kaip gali suskambėti Lietuvoje. Ir tuo pačiu mes save tik praturtinsime ir, o mes šiauliečiai, Lietuva galėsime pasidžiauti ir pasididžiuoti, kad toks reiškinys vyksta Lietuvoje, vyksta Šiauliuose ir mes galime sulaukti jaunų kūrybingų žmonių, kurie išties yra neabejingi savo tautiniam vertybėm.